Pasvalio Petro Vileišio gimnazija įkurta kaip visų Pasvalio krašto žmonių vilčių, norų didelis įsikūnijimas. Gimnazija nuėjo ilgą kelią, buvo čia ir dramatiškų momentų gimnazijos istorijoje, tačiau visada išliko šito Šiaurės Lietuvos krašto kultūros židiniu. Pradžia buvo 1922 metais. Pasvalio valsčiaus taryba nutarė įsteigti Pasvalio vidurinę mokyklą. Švietimo ministras sutiko leisti įkurti Pasvalyje mokyklą, kurią išlaikytų vietos visuomenė. Mokyklos direktoriumi paskirtas Juozas Avižonis, įkurta 4-klasė vidurinė mokykla su amatų ir komercijos kryptimis. 1925 metais mokyklą savo žinion perėmė švietimo ministerija. 1931 metais švietimo ministras Konstantinas Šakenis leido reorganizuoti į aukštesniąją komercijos mokyklą. Siekiant giliau įprasminti mokyklos statusą ir pagerbti mūsų didįjį kraštietį Petrą Vileišį, mokykla pradėjo siekti, kad jai būtų suteiktas Petro Vileišio vardas. Ministrų kabinetas leido statyti Pasvalio aukštesniosios komercijos mokyklos rūmus. Švietimo ministro Juozo Tonkūno įsakymu mokyklai buvo suteiktas Petro Vileišio vardas. 1935 m. rugsėjo 15 d. įvyko iškilmingas mokyklos rūmų atidarymas. Buvo atidengtas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas paminklas Petrui Vileišiui. 1936 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta Pasvalio inžinieriaus Petro Vileišio valstybinė gimnazija. 1940–1941 metai. Rusijos okupacija jaučiama ir mokyklose. Laužomos senosios tradicijos, mokyklos pertvarkomos pagal sovietinį modelį, kuriamos pionierių ir komjaunimo organizacijos, nepaklusę naujajai valdžiai, persekiojami ir tremiami. Nors metas buvo nepalankus, mokytojai, scenos mėgėjai ėmė organizuoti teatrinį sąjūdį, rengti spektaklius, įtraukdami į jį nemažai moksleivių ir mokytojų. 1949 metais gimnazijos statusas buvo panaikintas. Vadovaujant direktoriui Juozui Dulskiui, mokykla garsėja savo pasiekimais ne tik savo rajone, bet ir visoje Respublikoje. Nuo 1972 metų mokyklai vadovauja Adelė Puodienė. Nuo 1975 metų mokyklai pradėjo vadovauti Vytautas Kanapeckas. 1975 metų spalio 18 dieną poeto Mykolo Karčiausko ir mokytojo Romualdo Paškevičiaus iniciatyva įkurta Mažoji paveikslų galerija. 1989 metais mokyklai sugrąžintas Petro Vileišio vardas. Prie Petro Vileišio paminklo pakelta trispalvė, grąžintas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas ir 1935 metais mokyklai dovanotas Petro Vileišio bareljefas. Nuo 1992 metų lapkričio 7 dienos veikia mokyklos istorijos muziejus. 1996 metais sausio 15 dieną įkurta Vileišiečių organizacija ir pradėtas leisti laikraštis Mokyklos žinios. 1996 metų mokyklos tarybos ir pedagogų susirinkime įsteigtas Petro Vileišio fondas. 1994 metais mokyklai vadovavo Viktoras Rimša. 1999–2001 metais istorijos mokytojas Gediminas Žardeckas, o nuo 2001 metų iki šiol direktoriaus pareigose vėl Viktoras Rimša. Nuo 2000 metų rugsėjo 1 dienos vadinti Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją. Iškilmingai paminėtos Petro Vileišio 150-osios gimimo metinės. 2001 metų birželio mėnesį, po 51 metų mokykla, nuo 1996 metų turėjusi gimnazijos klases, išleido pirmąją gimnazistų laidą.
ir dabar nuo 2000 metų ir toliau į gyvenimą stengiasi išleisti žmonės, kurie savo veiklą, kaip ir pati gimnazija, galėtų grįsti šeimos, tautos, o taip pat Lietuvos valstybės vertybėmis.